Tai ką, sveiki, seniai nesimatėm, parodysiu, kaip veikia valymo įrenginys realiam gyvenime. Įrenginys, kaip jau rodžiau, yra Biotornado. Naudoju be 20 dienų, metai laiko. Profilaktika dar nedaryta nei kartuko, pirmą kartą reikės atlikinėti jau. Dabar išsiurbinėju infiltracinį šulinį, nes paduodant didelį kiekį vandens, vis po truputį išneša aktyvaus dumblo, kuris užkelža infiltracinį šulinio dugną. Per tuos metus laiko, kas nutiko, tai tik tai buvo paskandinę šitą šulinėlį ir sudegė mano timeris. Ir tai vat nupirkau naują. Įrenginys, sakysit, atrodo ganėtinai baisiai. Metai laiko neaptarnautas. Vis laikas nuo laiko atsidengiu, pasižiūriu. Tai vat atrodo taip. Ir metai laiko iš čia gyvena, 4 asmenų šeima. Rezultatas, aš sakyčiau, neblogas. Va. Čia vandenėlis yra paimtas tas, kuris išbėginėja į infiltracinį šulinį. Žiūrėkit. Nežinau, čia bus reklama ar antireklama, ar kas čia bebūtų, bet vandenėlis atrodo va taip. Aktyvaus dumblų yra va tiek va. Jeigu taip iš šonų žiūrint, tai va vandens yra va iki čia, o aktyvaus dumblų dabar va iki čia. Nusėdinėja po biškį. Šiaip, kai nusėda pilnai, bus apie 40-50%. Tai šiek tiek teorijos. Įrenginys Biotornado sako, kad galimai pagal parametrus galimai geriausias Lietuvoje, ką gali pasiūlyti, nes turi daugiausiai valymo kamerų. Rezultatą matot, valo neblogai, čia bačkos nerodysiu, nes labai nešvarę bačką siurbiu, tai galit susidaryti klaidingą įspūdį, kad blogai valo. Susireguliuoti įrenginį reikia taip, kad biškį burbuliuotų čia, biškutį burbuliuotų va čia va. Tada persipiltų maždaug pusę vamzdžio čia, apie pusę vamzdžio bėgtų čia ir čia truputį burbuliuotų. Reguliuojant reikia padaryti taip, kad kadangi čia timeris yra, jis kad 15 minučių išsijungia, 15 įsijungia. Reguliuoti reikia taip, sako kiti, kad čia reikia palikti pilnai atsuktus kranus, tai nedarykit taip, nes būna, kad pasileidus timerį nepasiduoda oras į kurią nors sekciją. Reikia taip visus palikti prisuktus, tada, žodžiu, reikia susireguliuoti taip, kad išjungus, išėjus visam orų iš vamzdžių, vėl įjungus, vėl viskas startuoja, per visur burbuliuoja. Dar kartą parodo. Čia būna, kad išplaukia va tokių, bet jie po to nuskęsta ir vanduo vis tiek bėga švarus. Kvapo jokio, to vandens aš gal negersiu, bet tikrai kokias gėlės laistyti ar kažką galima. Tai va, iš teorijos dabar. Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai veikia taip. Va čia vat yra vandenukas jau išvalytas, o va čia vat yra aktyvusis dumblas. Va. Tai yra bakterijos. Tos bakterijos, kurių reikėtų įpilti paleidinėjant valymo įrenginį. Jos yra kaip gyventojas šito įrenginio, kuriam reikia oro. Dėl to pumpuoja orapūtį. Aišku, orapūtį lieka tik kitas funkcijas. Maišo, tenai nusirbinėja ir panašiai. Bet jinai palaiko gyvybę va tam aktyviam dumblui. Tas aktyvus dumblas valgo jūsų kakučius, skalbimo miltelius, kas išbėga iš indaplovės likučius ir visus kitus dalykus. Vat. Suvalgo jisai ir pasidaro kažkoks tai dumblas ir vandenukas. Ir kiti gamintojai, kiek aš teko suprasti iš googlinimo, turi funkciją azoto fosforo. Sako, kad wow, labai turbo super funkcija. Bet jeigu aš teisingai suprantu, jinai veikia lygiai taip pačiai, kaip timeris už 5,90. Tai yra azoto ir fosforo skaldyti, jų ciklui vykti reikalinga, kad tuo metu nepumpuotų orapūtį. Tada geriau viskas vyksta. Tai va. Taip va. Va taip va, metai laiko. Lipsiu, išvalysiu dugną. Išsirbiau. Va, išsijungi timeris. Viskas nustoja burbuliuoti. Čia jau aptarnavimo reikėtų. Bet sakau, metai
Metai laiko, va dabar bus matydama. Matydama, va iki čia yra vanduo. Va tiek va yra aktyvaus dumblų. Nu tai dabar gal apie 50% kažkur. Aišku, dar sėda po biškį, neseniai pripyliau. Tai esu patenkintas, sakyčiau, esu patenkintas. Kvapo jokio, nieko. Nieko nebuvau, nesu užsekęs, kad čia būtų. Pagal apsterliojimą gali būti, kad jis kartais užputoja. Bet gal dėl to, kad mano žmona labai mėgėja, būna, kad paskalbų kokius 4 skalbimus per dieną. Tai va, sakyčiau, laikinu šitą įrenginį. Nežinau, kodėl nelabai populiarus, visi perka Felixnavius, Augustus ir dar Augustas, kiti keikia. Traidenis galimai sunkiau sumontuoti dėl to, kad traidenis yra konusinis galas, šitas yra plokščių padu, mažu dangčiu. Ir tikrai, kiek aš suprantu, jį galėtinai tvirtas ir turi daug tų visų persipylimų sekcijų. Tai va, tai šiandien galimai tiek švarausim vandenėliu.